Mėly mano Facebook'o draugai, mano YouTube kanalo žiūrovai. Truputėlį norėčiau pakalbėti apie naujovišką mokslą medicinoje. Turbūt pastebėjote, kad šiuo metu mokslo yra 3 pagrindiniai banginiai. Aš įtariu, kad visose srityse, ne tik tai medicinoje. Tai yra lyderystė, komandinis darbas ir streso įveikimas darbe. Kreipiuosi į savo kursiokus, ar ten plius minus 10 metų, už mane vyresnius jaunesnius žmonės. Tiesiog šitas video parodys, kokie mes buvom laimingi, kad dar šitų 3 banginių nebuvo, nes jau jie dabar ne tik tai, kad jau jie užima laiką, bet jie jau trukdo ir normaliems mokslams. Pacituosiu, tiksliau panaudosiu terminą, kurį sugalvojo mano grupės draugas, dabar Danijoje dirbantis patologų Amūras Samulionis, kada 3. ar 4. kurse prasidėjo visokios ten ekstremalios medicinos, socialinės higienos, jis tas tokius mokslus, kaip dabar, tie 3 banginiai, ten, lyderystė, komandinis ir psichologija, jis įvardijo masturbologija. Tai aš pastebėjau, kad ta masturbologija dabar jau pradeda apimti viską. Dabar klausimas jums, mėly mano bendramžiai, plius minus 10 metų. Kaip jums atrodo, kiek šiuo metu trunka anatomijos studijos? Aš atsakysiu, bet jūsų atsakymas jūsų galvose dabar atsiradęs, jis tikrai yra neteisingas. Anatomijos studijos nūnai trunka 2 savaitės. Pas mane atėjo tokia labai fainulka, ilgametė mano pacientė, nusprendus jau ne nuo pat mokyklos tapti gydytoja ir įstojus į mediciną. Ir mes ten derinam tokią medicinę procedūrą, kur ten truputėlį jinai užima laiko, nes sako, ne, aš negaliu, man anatomija per 2 savaitės reikia viską išmokti. Aš nepatikėjau. Aš paprašiau, kad atneštų grafiką. Gal negali būti. Aš prisimenu, mano studijų knygelėse buvo 3 parašai. Tai yra Vaičekausko, Jakubauskaitės ir Stropaus. Reiškia, mums anatomija truko 3 semestrus, 1,5 metų. Tikrai buvo ką mokintis. Anatomija yra bazė. Tas pats, kas dabar imt statyti namą kažkur tai ant smėliuko Palangoje, pradėti dėti klinkerio blokelius ir tikėtis, kad jisai laikys. Tai žinot, ir tam grafikėjos, kur tikrai įrodė, kad 2 savaitės trunka anatomijos studijos, dar užkliuvo už akių toksai pavadinimas profesionalumo iššūkiai vakar, šiandien, rytoj. Ir jie trukdavo visus metus, gal net daugiau, įsivaizduokit, 1 kartą per savaitę. Tai reiškia, tokia kažkokia masturbologija, jinai tokia nuosekli ir nuolatinė. O baziniai mokslai, ant kiek viskas yra sudevalvuota. Ir žinot, tas yra labai platu. Ir ateina koks nors rimtas chirurgas, atrodo, iki tol mano gerbtas žmogus, ir ima pasakoti visiems apie kažkokius paišo rutulius ant ten skaidrėse. Vienas rutulys yra informacija, kitas rutulys yra požiūris, 3 rutulys yra kažkoks ten popezis. Ir tam rutulių susikirtimo vietoje gaunasi ten kažkokia ypatinga kuinė. Žinot, žmonės, kurie supranta, taip susižvalgo tarpusai, taip lengvai pasijuokiam, žinot, ir galvoju, bet ant kiek tam žmogui, kiek jam, aišku, sumokėta, bet turi sumokėti, kad jisai verstųsi į durnių, užsimtų kažkokią masturbologija, užuot, rimtai dėstęs. Ir noriu pasakyti, mėly bendramžiai, kokie mes buvom visgi palaiminti. Aš prisimenu mūsų dėstytojus, tos profesorius tikruosius, tokie su juodais kostiumais, tokie griausmingais balsais, tokie dėdai, tokie išraiškingos moteriškės, kurie mum dėstė. Jie mane dideli tokie atrodė. O dabar, jeigu grįžtumėt jūs į studijas, pamatytumėt lakstant daug tokių organizuotų, tokių jaunuolėlių su flešiukais ir kurių esminis dalykas yra masturbologija. Daug tokių dar apskritai keistų dalykų, keistų struktūrų yra. Universitetas mūsų dabar turi, turbūt ir kiti turi, prie mūsų universiteto
siurbęs toks parazitinė struktūra, kaip pavyzdžiui, erkė prie šuns prisisiurbė ir visur, kur kažkas truputėlį pelningo, visur ta erkė atsistodavo į vidurį ir dabar ta erkė, atsiprašau, katė nušoko nuo kelių. Ta erkė tampa po truputėlį didesnė už šunį, jinai jau ima mecenuoti kabutėse, savo žmonės statyti svarbias pozicijas. Dauguma žmonių apsimeta, kad to nemato, nes viskas vėlgi pridengta čia progresas, ateitis, inovatyvioji edukologija ir modernizacija. O realiai tai yra masturbologija. Ir truputėlį gaila man studentų, jie netenka tų studijų spalvų, jie netenka klasikos. Prisiminkite mūsų metus, mes visi žinom, kad pavyzdžiui, chirurgija. Labai įdomiai, labai linksmai skaitydavo, pavyzdžiui, profesorius Žindžius, taip? Ir sugebėdavo įkalti galvą. O, nenori vardinti, kitas profesorius skaitydavo nuobodžiai. Ir prieš kokius, tarp 10 ir 15 metų įvyko toks lūžis. Aš irgi labai norėjau būti įdomus dėstytojas, stengdavausi visokių asociacijų, stengdavausi įpinti bairiukų, tiesiog, kad žmonės geriau prisimintų. Bet, atsirado kažkoks feedbackas, jau čia be anglicizmų, tai kur jau čia dieve, kur ten reikėjo anonimiškai apibūdinti studijas ir automatiškai būdavo skundų grafa. Ir kažkaip, žiūriu, mane pradėjo trumpinti. Tai eidžizmas, tai seksizmas, tai homofobinės replikos, tai nenorminė leksika. Ir man atsibodo aiškintis. Ir aš tapau toksai sausas ir daugelis dabar tokie sausi, tokie anemiški, be kraujo atsisėda tas dėstytojas, bet yra ir labai tokių, normalių studentų. Ir jie sako, man sako, labai gaila, kad jūs, sako, vienintelis buvot, kur iš to ciklo labai žmoniškai į mus pasižiūrėjot ir kad jūs taip užskundė. Tai tie normalūs žmonės, jie labai daug praranda. Ir įsivaizduokit, kad pas mus dar buvo ta klasikinė metodika, kur mes mokėmės. Ir dabar ta masturbologinė. Tai kokie mes buvom laimingi. Kad nebuvo to, kad ir dėstytojai jautėsi komfortabiliai. Taip visokių būdavo, pliaukšteldavo per užpakalį merginai, kažką pamobindavo, bet kažkokiu tai, nežinau, piktybinių veiksmų. Čia visuose laikmečiuose visur visko yra. Ir žinot, dingsta iš mokslo, dingsta dvasia. Mano korpuse buvo puikus, fantastinis muziejus akušerijos ir ginekologijos. Buvo unikalios ligos istorijos. Viena, pavyzdžiui, kaip moteris pagimdė su centrinė placentos pirmėga. Ar tai buvo diagnostinė klaida, ar tikrai tokia aplinkybių samplaika, kad įvyko gimdymas, kurio teoriškai jokių šansų negalėjo įvykti. Bet dabar to nėra. Nėra ten replių, nėra vakuumo ekstraktorių, nėra mažų tokių griaučiukų embrionų vaisių, to nėra. Ir iš to yra pasilikęs toksai, Ikėjos baldų kabinetėlis, kur ten, kaip ir visur, kaip ir iš fiziologijos katedros virto Ikėjos baldai. Tai be abejo žmogiškas faktorius, neseniai mano artimiai žmonės gulėjo, slaugiau odos ligose, ten išsaugoti eksponatai. O dabar daug kur tapo Ikėja. Ir išnykus dvasiai, išnyksta dvasinis ryšys. Ir žinot, kada pats atsistoji paciento vietą, tu labai supranti, kaip žmogus, pacientas, nori to žmogiško ryšio. Jis nori būti svarbus, nori, kad žiūrėtų jį kaip asmenybę, o ne į neutrofilų, CRB ir kažkokio tai kompo ląstelių rinkinį. Ir pavyzdžiui, tose mažose ligoninėse, aš tokia buvau slaugos ligoninėje, Vilkijoje, kur toks, sustojęs laikas. Ne aš buvau, bet aš lankydavau. Tai visiškai yra kas kita. Ten tas ryšys žmogiškas yra išlikęs. Didelė ligoninė, žmogus kaip šapelis. Ten algoritmai, protokolai. Aš pacituosiu kolegą toksikologą Šurkų, kada jisai vieną tokį, įdomių tokiu laiku, svarstymo metu, kur ten kažką padarė ne pagal algoritmą protokolą, kažkas buvo apkaltintas, jisai pasakė, sako, jūs to nesureikšminkit, mes esam gydytojai, mes išsilavinę, turim intuiciją. Mes, sako, einam link to, kad patys eisime pasisioti ir pakakoti pagal algoritmą ar protokolą. Studijų pilkybę galiu apibūdinti dabar tokią virstančią pilkom tom studijom savo
jaunystės laikų draugo, irgi kursioko, Ryčio Leonavičiaus pavyzdžių. Ryčio Leonavičiaus tėvelis buvo mano tėvo geriausias draugas, vat jūsų dėstytoja. Nu, Rytis dabar irgi mano yra draugas, mes bendravom iki šiol labai maloniai. Ir Rytis buvo vienintelis dėstytojas, kuriam atsistoja, plodavo anglakalbiai užsieniečiai. Aš dabar pajudėsiu, nes turiu paglostyti savo gyvūną. Nu. Tai vat, kad ryšio neprarasti. Įsivaizduojat, kaip jis perteikdavo informaciją ir kokį jisai surengdavo pasirodymą. Tai vat, Ryti, tu esi unikalus, aš tą pastebėjau jau dirbdamas didžėjim, aš dirbau didžėjim radio stotyje Pūkas 95-6 metais, kada Rytį kviesdavau. Ir dabar jūs paklauskite manęs, ar Rytis dabar dėsto, ar skaito paskaitas? Ne, Rytis paskaitų neskaito, nes ten kažkokia ambicijų karas ir vat toks talentas dabar paskaitų neskaito. O skaito va tie organizuoti, lojalūs, pilki, flešiniai peliukai. Tai vat kokį mes dar kartą buvom laimingi. Taigi nebijokit laiko tėkmės, džiaukimės to, kas įvyko. Truputėlį man toks lengvas nerimas graužia, kad mane į tą skarbonkę su pelenais pakuos jau naujoviško paruošimo tie žmonės. Bet, tikėkime, kad papulsiu į tą, tarp jaunuolių irgi yra labai malonių, labai mielų jaunuolių. Būtent, kad tie žmonės mane pakuos. Taigi šitą gražų rytmetį, mintis prieš pirtį, eikit išsivanokit viso.